Ketvirtasis alfa vyras mokymo etapas. Jisai susideda iš pagrindinių esminių dalykų, tai yra mokėjimą valdyti ilgalaikius santykius su moterimi. Aš noriu, kad tu pabaigęs šį etapą sutaupytum pinigų ant skyrybų, sutaupytum pinigų ant nervų, sutaupytum pinigų ant to, kad nežinomas, dėl ko tau moteris meluoja, kodėl jai rūpi kiti vyrai, kodėl ant jos dėmesį yra kiti vyrai, jinai pradeda susitikinėti, kad to tau nebūtų. Realiai aš šiuo etapu išaiškinu visą ilgalaikių santykių dinamiką. Kaip jie vyksta, kaip jie prasideda, kaip juos vest, kaip išlaikyti moterį santykiuose. Turiu ir savo produktus, tai juos duodu namuose žiūrėti ir vedu paskaitas pas save namuose. Tai po šio etapo tu sugebėsi kontroliuoti, valdyti, išlaikyti, kontroliuoti moters požiūrį. Ilgalaikiuose santykiuose, kai valdai moters požiūrį, valdai viską. Ir antroji dalis ketvirtojo alfa vyras mokymo etapų yra apie pardavimus. Pateiksiu pavyzdį. Kaip tai pardavimai padeda, suveikia moterų viliojime ar bet kur kitur, tarkim. Mes buvom su mokiniu praktikoje ir dvi merginos nenorėjo sėstis į automobilį. Mano mokinys sako, tai važiuojam, pasivažinėsim kažkur. Ir merginos, nežinau, ką žinau, žinai, taip toliau. Ir aš tai sakau, merginų, sakau, čia ne koks vėžys, čia ne liga, sakau, čia tiesiog paprastas atsisėdimas į automobilį. Važiuojam. Ir taip jau tik tais, atsidarė durys ir įsėdo. Mokinys mano apšalęs buvo. Kaip taip įmanoma, ta prasme, čia buvo panaudota pardavimų technika viena. Ir aš visas tas pardavimų technikas pateikiu tuo etapu, tai tu ne tik išmoksi geriau įtikinti, save parduoti, bet tu sugebėsi tokias socialinės situacijas apsukti taip, kad supranti pasukti savo tinkamą linkme, kad tos moterys būtų laimingus ir to. Labai rimtas etapas ir jį būtina irgi yra pasimti. Tai tiek. Iki.